Duokime geras 20 minučių, tikrai maksimum pusvalandis arba 3 įvarčiai, taip sakykime. Tai vandenlentės jūsų, komandoje po 4, kiekvienas po vieną lentą, taip. Pirmieji dalyviai jau juda link vartų pusės, kas juda ant vandenlentės, kas juda vandenį. Na, žodžio principas aiškus, da judėti iki vartų ir daugiau jau aišku, iš čia mūsų pozicijų sunku bus sudarėti. Kurie pirmieji nusplauks, prie kurių vartų atsistos tie ir bus tų vartų saugotojai. Tai čia viskas, paprasto vartininko kaip ir tokio nėra, žodžiu, visa komanda stengiasi apsaugoti vienus vartus ir įmušti kitus įridėti, nežinau, įmolioti kamerą, žodžiu, 4 prieš 4 finalinė.
visi juda į sportinę aikštelę. Galite emocijas reikšti, komandos beveik suplaukusios yra į vietą ir tuoj pradėsime mūsų olimpinę futbolo rungtį, olimpinės keltais į viršų, taip viskas aišku įsiaiškino, raudonas irklas pas raudonuosius atplaukė labai gerai. Na kągi, gerai. Ir Brona pozuoja, taip, tiesiog būna. Gerai. Taip, lygesys yra trumpas sportininkas, krenta ant kelių. Čia šiuo atveju ne bažnyčia, čia kelių krist nereikia, tai kažkas tai išsilaužyti užsimanė, viskas čia galima. Sportininkų vienai vietoj, kamuolys tai pačioj vietoj, sportininkai iškrenta, užlipa, taip, kažkas netgi ant vandenvietės, kai užlipas bando kamuolį dėti, aišku, taip, kažkas dar bando, taip, artėja, yra, taip, kairieji uždirba pirmąjį tašką ir įvedami kamuolį į raudonųjų vartus. Pakol kas rezultatas 1-0 mėlynųjų naudai. 1-0 mėlynųjų naudai. Ir pirmasis įvartis, kaip minėjau. Laikas pasibaigtų, jau mėlynieji kaip ir turi šiek tiek savo užsigarantavę priekyje vieną tašką. Na kągi, 1-0 ir mes judame toliau. Taip, raudonieji nieko atsigriebs, aš tikiuosi, kad koncertas nemokamas, renginys nemokamas, įdavomai mums marionetė, kaip aš sakau, ir geriausia padėka, atsidėkojimas, kaip įtariant, bilietas, jeigu jūs kažką tai įsivystė, ar tai būtent mūsų pagrindinėje narelėje, ar tai pavastinėje, tai žodžiu, toks lengvas atsidėkojimas už renginį. Šis renginys yra nemokamas, marionetė planuoja vasaros atidarymą mums čia visiems susirinkusiems ir aišku, kaip aš minėjau, dar labai geras sutapimas nacionalinė vyrų diena, kai vyrai šiandien gali taip normaliai atšvęsti ir mes svarbiausia nemokamai.
mėlynųjų vartų. Taip, kamuolys pajuda link mėlynųjų vartų. Aha, jau kaip aš sakau, persivertė šiek tiek viskas į kitą pusę. Rezultatas parodėsi 1-0 mėlynųjų naudai. Na, bet dabar laimėjimą atsiliepti ir žemasi vyriausi link mėlynųjų vartų. Dabar nesuprantu, pas ką pasmėlynosius ar pasirodomuosius, žodžiu, taip, kažkas tai iškrenta, vėl užlipa, vėl iškrenta. Tai jie galite, kaip sakant, atvykti, jeigu sugalvojate švęsti bernvakarius, puikiai pramoga, vasarą, nebūtinai, galite ir gimtadienį, tai susidaro komandos ir galite daugiau bet kurią savaitės dieną sutarę savaitę padaryti atrakciją, šitą pamatyti patiems, tai seksis, nesiseks, žodžiu, vasarą, pramogų metas ir tai galima daugiau drąsiai daryti ir nebūtinai čia šiandien, kad vienintelį reikės laukti kitų metų rungties. Tai bet kada galima susitarti, atvykti kompaniją ir praleisti taip kažkokią tai popietę ar netgi visą dieną. Taip, pas mus rezultatas nesikeičia, rezultatas yra 2-0 mėlynųjų naudai ir kamuolys dabar kažkur judėjęs į šoną, tai nelabai spės atsigriebti ir laimės šią rungtį. Laiko liko nei daug, nei mažai, gerbėmiai, liko apie 15 minučių. Tai kaip minėjome, 15 minučių galite neprireikti, arba 3 įvarčiai, arba pusę valandos laikas skirtas, jeigu mažą ekraną įvyks, nei viena komanda laimės 3 įvarčių. Tai žodžiu, kol kas 2-0, pirmauja mėlynieji ir manau, kad veiksmas prasidės aplink raudonųjų vartus. Matau vandenlentę, matau kamuolį, sportininko vandenlentės nėra. Jis ieško lydekų. Kaip sakant, pagauti, nepavyko ir, aha, taip, veiksmas aplink raudonųjų vartus ir nėra, dar nėra, kažkas nėra, kažkas rinkavo vertėja, taip,
Taip, ar bus tas įvartis, ar bus kažkas taip, ne, dar ne, praleidėjo, taip. Aha, taip, sportininkai bando apsukti, jau nuo vandens žaidėjas ir yra, taip, galima užskaityti, nėra. Aš matau, iš šios pusės, pro prastai mačiau, jeigu žiūrėti. Ne, gaunasi perskrido per rutulį perskrido. Per rutulį perskrido, įvarčių negalime užskaityti, tai dar nėra. Įvarčių laukiame, kol žips visi suirkus, svarbiausia neskandinti priešininko sportininko. Ir savojo neskandinti. Nes jau matau, toksai vyrams buvo kilus pagunda. Juda link raudonųjų vartų, taip, juda link raudonųjų vartų, matau po truputėlį juda. Aha. Rezultatas 2-1, laimi mėlynieji. Laiko lieka beveik 5 minutės. Iki varžybų pabaigos rezultatas 2-1, laimi mėlynieji. Tempia laiką mėlynieji bando laiku nugalėti, rezultatas, kaip ir minėjau, 2-1. Žaidimas vyksta arba iki 3 įvarčių, arba pusę valandos. Iki pusės valandos galėtusios yra 3 minutės. Iš tos pusės nėra. Matau, kad į vartus neįvažiavo. Taip, kamuolys į vartus neįvažiavo. Aha.
Taip, yra mėlynieji nugalė rezultatu 3-1. Nugalė likus iki būtent varžybų pabaigoms 45 sekundėms mėlynieji vis dėlto sugeba įvedenti trečiąjį įvartį ir mėlynieji laimi rungtį futbolas ant vandens. Pagalvokite mūsų dalyviams, jeigu registruoti į olimpinę žaidynės, nieko nekainavo, marionetė, kaip aš sakau, surengė atrakcijas ir rezultatu. Taip, bandykime prabėgti per rungtis. Pirmoji rungtis būtent buvo balionėliai ant rankšluočių. Pirmoji rungtis balionėliai ant rankšluočių laimėjo raudonoji komanda, ar ne? Tai mėlynoji komanda, ar ne? Trečioji rungtis buvo ta rungtis, kur reikėjo partraukti kolegą, kaip aš sakau, raudonieji gavo pasirinkti.
18 val. 18 val. Prasidės parodomoji banlenčių programa. Na, o nuo 18:30 pirmieji koncertą pradės grupė Hipokritai. Po grupės pasirodys dar viena grupė Zyga. Na ir mūsų vasaros sezono atidarimą užbaigs Charge on Wheels grupė. Tai žodžiu dar daug mūsų laukia. Tai renginys yra nemokamas.